Gerai, pasinerkime į istoriją, kuri skamba kaip tikras šiuolaikinis šnipinėjimo trileris. Kalbėsime apie tai, kaip Šiaurės Korėjos remiami programišiai sujungia socialinę inžineriją, dirbtinį intelektą ir, patikėkit, net verslo modelį, kad vykdytų milžiniškas kibernetinės vagystės. Ir viskas prasideda, labai nekaltai. Įsivaizduokime, talentingas programuotojas gauna pasiūlymą, kuris atrodo tiesiog per geras, kad būtų tiesa. Įdomus projektas, puikus atlyginimas, viskas atrodo tiesiog tobula. Bet kas iš tikrųjų slypi už šito gražaus fasado? Štai čia ir yra visa esmė. Tas neįtikėtinas darbo pasiūlymas iš tiesų yra kruopščiai paruošti spąstai. Modernus Trojos arklis, sukurtas ne šiaip pavogti duomenis, o įsiskverbti į pačias vertingiausias pasaulio kompanijas. Ši operacija, praminta užkrečiamų interviu, prasidėjo dar 2022-aisiais. Jos taikinys programinės įrangos kūrėjai. Užpulaikai tiesiog apsimeta įdarbinimo specialistais ir bando juos suvilioti. Ir tai nėra kažkoks masinis laiškų siuntinėjimas, ne. Tai labai asmeniškas ir stebėtinai įtikinamas bendravimas. Pati schema yra genialiai paprasta. Po kelių pokalbių tariamas darbdavys paprašo atlikti techninę užduotį. Žinot, atsisiųsti ir paleisti kodo projektą. Programuotojui tai atrodo kaip visiškai standartiniai darbinimo dalis. Bet iš tikrųjų, kai tik projektas paleidžiamas, aktyvuojamas ir kenkėjiškas kodas. Tam, kad visas šis masalas suveiktų, programišiai turi atrodyti, absoliučiai patikimai. Ir štai čia prasideda didžiulis, tiesiog titaniškas darbas, netikrų tapatybių kūrimas. Tokių, kurias būtų beveik neįmanoma atskirti nuo tikrų. Štai kas čia yra įdomiausia, tai beveik pramoninio masto procesas. Viskas automatizuota. Pirmiausia, surenkamos nuotraukos iš socialinių tinklų. Tada dirbtinio intelektų įrankiai, pavyzdžiui, FaceWrapper AI, sukuria visiškai naujus, bet labai realistiškai atrodančius veidus. Šie veidai keliauja į suklastotus pasus, o tie pasai naudojami tapatybės patvirtinimui socialiniuose tinkluose. Galiausiai sukuriama visa netikrų kolegų ekosistema, kurią rašo rekomendacijas, komentuoja, taip sukuriama visiškos patikimumo iliuzija. O štai tai puikiai iliustruoja visos operacijos globalumą. Išanalizavus vieną duomenų bazę, rasta daugiau nei 135 tokios sintetinės tapatybės. Kaip matome, dažniausiai buvo apsimetama serbais, lenkais, filipiniečiais. Akivaizdu, kad renkamasi tas tautybės, kurios nesukeltų didelių įtarimų tarptautinėje IT rinkoje. Gerai, taigi, kai šie skaitmeniniai vaiduokliai jau sukurti, ateina laikas juos panaudoti. Dabar pažiūrėkime atidžiau, kaip būtent šios netikros tapatybės virsta ginklu, nutaikytų labai konkrečius žmonės. Matote, programišiai nesitaiko į bet ką. Jie labai aiškiai koncentruojasi į sektorius, kuriuose sukasi dideli pinigai arba yra vertinga intelektinė nuosavybė. Kriptovaliutos ir finansai, čia viskas aišku, tai tiesiog tiesioginė finansinė nauda. O štai dirbtinio intelekto ir žaidimo kūrimo sektoriai yra patrauklus dėl labai vertingų algoritmų ir technologijų. Ir tai yra socialinės inžinierijos viršūnė. Pats prašymas yra visiškai logiškas ir įprastas darbo pokalbio kontekste. Kiekvienas programuotojas yra pratęs demonstruoti savo sugebėjimus atliekant praktinės užduotis. Būtent šis normalumo jausmas ir yra didžiausias pavojus, nes jis tiesiog nuginkluoja bet kokį įtarumą. Dabar pereikime prie techninės dalies. Kasgi iš tikrųjų nutinka, kai programuotojas paleidžia tą vadinamąjį testo projektą? Koks kodas ten slėpėsi? Iš esmės viskas sukasi aplink dvi pagrindinės JavaScript pagrindų sukurtas kenkėjiškas programas – Beavertail ir OtterCookie. Ir abi jos yra neįtikinai pažangios. Pavyzdžiui, OtterCookie sugeba suprasti, ar yra paleista saugumo eksperto analizės aplinkoje ir jei taip, ji tiesiog nustoja veikti. O štai Beavertail kodo vaskavimui tobulinti naudojamas net dirbtinis intelektas. Jei trumpai, obfuscacija tai būdas paimti aišku suprantamą kodą ir paversti jį į visišką simbolių kratinį. Jis vis dar atlieka tą pačią funkciją, bet jį analizuoti tampa be galo sunku. Tai, žinoma, yra esminė technika, norint pasislėpti nuo antivirusinių programų. Ir štai kaip genialiai visa tai veikia. Kenkėjiškos programos atsisiuntimo nuoroda yra užkoduojama ir paslepiama konfigūracijos faile. Ten jie atrodo kaip visiškai nekaltas nustatymas. Tada, paleidus projektą, speciali funkcija tyčia iššaukia klaidą. Ja pagauna nestandartinė sistema, o specialiai sukurtas klaidų tvarkytivas. Būtent jis ir panaudoja tą slaptą nuorodą, kad tyliai atsisiųstų ir paleistų tikrai kenkėjišką programą. Net jei atidžiai peržiūrėtumėte kodą, šią grandinę pastebėti yra velniškai sunku. O štai čia dar vienas dirbtinio intelekto panaudojimo lygmuo. Programišiai ne tik naudoja DI kodų įrašyti.
Jie naudoja socialinę inžineriją prieš patį dirbtinį intelektą. Jie tiesiog apsimesdavo saugumo tyrėjais ir prašydavo ChatGPT išanalizuoti jų užmaskuotą kodą. Jei ChatGPT nesugebėdavo to kodo iššifruoti, programišiai žinodavo, jų maskavimo metodas yra pakankamai geras. Taigi, šios operacijos yra ne tik technologiškai pažangios, bet ir tiesą sakant neįtikėtinai pelningos. Dabar pakalbėkime apie pinigus ir organizacinę struktūrą, kuri labiau primena korporaciją, o ne kažkokią pavienių programiščių grupelę. Reikia pamiršti tą stereotipą apie programišių ienos sėdinti tamsiame rūsyje. Ne, tai yra struktūrizuotos komandos veikiančios lyg normalūs IT įmonių padaliniai. Jie turi vadovus, ketvirčio tikslus, atlieka veiklos vertinimus ir netgi sprendžia buitinius klausimus, pavyzdžiui, kieno eilė plauti skalbinius. Tiek per mažiau nei 3 metus uždirbo viena tokia IT lastelė. Ir pabrėžiu, tai tik tie pinigai, kuriuos pavyko susekti. Šis skaičius labai aiškiai parodo, kodėl tokios operacijos yra gyvybiškai svarbios Šiaurės Korėjos režimui. Tai yra milžiniškas pajamų šaltinis. O ši diagrama puikiai iliustruoja tą verslo mąstymą. Jie ne tik generuoja pajamas, bet ir seka rezultatus pagal iš anksto nustatytus tikslus. Nors šiuo konkrečiu atveju plano įvykdyti ir nepavyko, uždirbta suma vis tiek yra įspūdinga. Tai išeina vidutiniškai apie $117 000 per ketvirtį. Išanalizavus vienos tokias lastelės, kurie vadovavo Kil Namkangas, dokumentus, matosi labai aiški hierarchija. Yra vadovas, kuris viską kontroliuoja. Yra tyrėjai, tai lastelės nariai, kurie, kaip įtariama, dirba iš Pekino prisidengdami akademinę veiklą. Ir žinoma, yra platus tarpininkų tinklas visame pasaulyje, kuris padeda plauti pinigus ir teikia visokią logistinę pagalbą. Ši laiko juosta aiškiai parodo, kad programišiai nuolat mokosi ir tobulėja. Jie reaguoja į atsirandančias saugumo priemones, tobulina savo kodo slėpimo metodus ir vis aktyviau integruoja dirbtinio intelekto galimybės. Iš esmės, tai yra nuolatinės ginklavimosi varžybos. Taigi, kokia yra svarbiausia išvada? Tai nėra tik technologinė problema. Šių operacijų sėkmė lemia unikalus darinys, automatizuoti dirbtinio intelekto įrankiai, sudėtingas ir nuolat tobulinamos kodas ir, kas yra be galo svarbu, didžiulis kiekis kruopštaus rankinio žmogiškoje darbo, skirto pasitikėjimui sukurti. Ir visa tai palieka mus su vienu, tiesą sakant, nerimą keliančiu klausimu. Technologijos tobulėja eksponentiškai. Jei programišiai jau dabar sugeba taip efektyviai išnaudoti esamos DI įrankius, kokias grėsmes matysime ateityje, kai dirbtinis intelektas taps dar galingesnis ir dar labiau prieinamas. Apie tai tikrai verta susimastyti.